Sveiki. Na dieve, kaip pasiemu kamerą, tai balsas pasidaro tobulas. Žodžiu, aš esu su šypsena, nes iš tikrųjų visai pirkom dovanas. Kam reikėjo, tai prisijokiau iki negalėjau, mano žodžiais netai supakuoti. Bet prieš tai šiandien ryte nepakavau kalendorius, išlėkiau. Pagirkite kitą žmogų. Aš šiandien ne vieną žmogų jau pagyriau, net nežinodama. Tai super. Tai va, kokia raudonė mano plaukai čia atrodo. Geras. Šiaip jo eisim pakuoti dovanas ir eisim dar puokštę padaryti vitai. Tortą mašinai palikau. Reikia tortą paimti. Geras. Gerai, vienu paimti tortą ir tada eisiu puokštas parodysiu. Greituoju būdu, kol Evita negrįžo, padariau puokštę. Labai nesisekė su popieriu. Ir kai surišau, jis dar persisuko ir gavus toks biškį šleivas kreivas. Bet popierius nusiims, tai liks puokštė, iš tikrųjų man labai patinka. Jis norėjo kažko tokio spalvingo. Ir jie patinka gipsofilijos ir rožės. Ir norėjo būtent, kad būtų skirtingų spalvų rožės, tai va tokį ir padariau. Matau biškį klaidų, bet nieko. Man patinka. Tai va. Man atrodo, mano kambarys netrodė šiemet tvarkingas. Nes aš einu, kažką darau. Tai realiai sudėjau dabar, įdėjau savo Vintadą šitą žalią suknelę. Paliksiu čia kur nors foto, uždėsiu, kaip jinai man atrodo. Aš jau su ją sutikinėjau pernai naujam, tai žiūri graži, bet visgi aš supratau, kad man labai aptintos suknelės, kad ir kaip jis gražiai atrodytų, aš visada tokia pilvą turiu įtraukti ir panašiai. Tiesiog diskomfortas, man norisi jaustis laisvai. Tai va, tai paleidžiu Vintadą, tada parduodu vieną paltą, kuris man netiko pirktas iš Vintado ir dar kažkur, ir kitas paltas, tas, kur aš pirkau iš Temu, man atrodo. Tai viską pardavinėjau už mažiau negu pirkau. Tai nežinau, pavyks, nepavyks, nes aš noriu bent jau, kad daiktai iškeliautų ir gyventų, negu negalėtų pas mane, nes jis yra stambus, daug vietos užima ir panašiai. Tai va, tai paliksiu nuorodą, šiaip į tos About You suknelės irgi dabar jinai dar yra pardavime, tik aš pardavinėjau už 30 €, o jinai yra, jinai vieną kartą dėvėta, kaip sakiau, per naujametį, o mačiau dabar About You pardavinėja po 47,90. Ir žodžiu, man Evita, kadangi jos gimtadienis yra tikras rytoj, aš galvoju, kad čia man pasiruošimas tom puokštėm bus labai ilgai, aš čia labai ilgai užtruksiu. Bet nieko panašaus, Aistė supakavo dovanas irgi išsinešė. Ant lovos dar pilna išskalbtų rūbų. Tai va, tai galvoju, ką aš dar padarysiu, tai nueisiu, pabandysiu į kitą vazoną perdėlioti tą savo medelį ir atsinešiu jį vietoj moliūgų ir bent jau kažkas bus padaryta, nes kol kas, kaip sakiau, mėgamas yra 4 paveikslai ir viskas, o nors ir čia tokio kažkokio jaukumo ir panašiai. Ir eisiu vaistų dar išgerti, kol ne per vėlų. Nes ten, žodžiu, nakčiai jų negalima prieš pat miegą, tai va, gėlės reikia palėti, ko visai nenumirė. Tada eisiu redaguoti video ir tiek žinių. O rytoj Vitas gimtadienis, rytoj aš vėl sportuoju ir turbūt tiek. O ką mes dar šiaip nežinau pasakos ar ne, nes ten emocijų kalnas buvo. Mes žodžiu, pas mus yra taip, kad visi dovanoja dovanas visiems, bet, žodžiu, kaip sakant, tas dovanas Kalėdų senelis padeda po egle. Tai va, tai Aistis nusprendė, kaip sakant, pats išrinkti dovanas. Tai išrinko, kiek išrinko, tiek išrinko. Tai šiaip labai man jo originalus išrinkimo būdas, aš dabar pasakoti negaliu. Bet, žodžiu, gal po to papasakosiu, kai jau išpakuosim viską, parodysiu ir panašiai, nes tikrai originaliai sugalvoju ir, ta prasme, sakyčiau, labai pataikė kiekvienam žmogui. Tai tas labai fainai ir, ta prasme, man labai patiko jo emocija, su kuria jis rinko. Taip mokėjau aš, nes jos kortelė pinigų nepakako, bet čia maža problema, mes čia įsispręsim. Tai va, bet, žodžiu, žiūrėjau, fainai ta emocija buvo ir panašiai. Tai va, einu nuo lovos, nešiu visą, ką reikia, tada dar reikia Barborą užsakyti, bet manau suredaguosiu video ir tada Barborą užsakinėsiu, kad atvežtų gal 4-dienį, kad būtų galima 5-dienį kažką padaryti. Bet realiai
tešlos reikės, žodžiu, picą užsakinėsim. Žodžiu, visokių dalykų, ta prasme, Vita prigalvoja, nu, bet čia jos gimtadienis tegul švenčia, bet kuriuo atveju tai gausi ženkliai pigiau, negu užsakinėti kažkokią erdvę ir panašiai, ir tas čia vis tiek namie, tu ir indus turi, ir viskas yra, kaip sakant, fainai ir gerai, o kai kažkur važiuoji, tai dar man tas visada transportavimo klausimas ir laiko klausimas, atrodo, tiek ruošiesi, atlėki ten bėgte, aš, pavyzdžiui, parašiau gimtadienį, aš tai visą paprakaitų lakščiau, ta prasme, nu, bet iki tiek, kad ten nežinau, ar su kondicionierium kažkas buvo, ar kaip, bet nu žiauriai. Buvom kitam gimtadienį, kur kai paskaičiavom, kiek kainuoja, nes ten neleido atsinešti jokio maisto, neleido atsinešti, tortą leido atsinešti ir viskas. Ir maisto buvo tiek, kad reikėjo užsakyti dar 2 kartus. Tai vyko gimtadienis kainavo, žodžiu, 600 ar tai 700, ta prasme, žiauriai daug, ta prasme, paprastam žmogui, paprastas gimtadienis, nežinau, mano gimtadienis niekada tik nekainuoja, jeigu tai, nu, nėra balius kažkoks didelis, bet šiaip maži eiliniai gimtadienių niekada tiek nekainuoja, tai o čia vaiko ir mūsų būna, sakykime, koks nors vasaros fiesta buvo dar kažkas, tai ta prasme ten daug žmonių ir tu būni ten daug valandų, daug veiklų prisigalvoja ir panašiai. O čia vaikai 2 valandas pabūna ir tiek žinių, nu, tai man tai kosmosas yra. Tai sakau, džiaugiuosi, kad jau pradeda išauginėti iš tų tokių brangių kambarių, nes kažkaip, nežinau, mes nuo pirmą patį Vita laimėjo, aš ten kažkur užpildžiau ir netyčia laimėjau žaidimų kambarį, nu ir paskui kažkaip taip užsisukom ir vienas kitas ir vis, kaip sakant, tuose kambariuose ar kažkur tai vis organizuodam. Vita jau jokių kambarių nenoris, kai parkas jau atsibodo, nes jau nežinau, kiek kartų mes ten buvę, tai gal ir gerai iš tikrųjų. Man, sakau, namie yra paprasčiau kažkaip. Ir, pavyzdžiui, ir kieme, kai aistis, tai ramiai susiruoši ir panašiai. Nu va, bent jau moliūgai dingo ir ne kalėdinės, o velykinės, rudeninės žvakės. Ir čia padariau taip, tą reikia kažkur čia padėti, kad mažiau akį kristų. Ir va, Vilniukų kampas. Čia padariau taip, tik žiūriu, kad manis kažko slenka, nors aš jį priklijau su tokia 2-pusė juosta. Nu, bet vėl tamsiai rodo ir jisai vėl kreivas. Nu, bet aš jo nejudinsiu. Gal čia taip kažkaip. Nežinau, gal taip. Tai va, kol kas taip. Ar papuošimas blizgantis labai kalėdiškas ir panašiai? Nu, ne. Jis labai kuklus, bet kažkaip, nežinau, bet kol kas taip norisi. Gal kažkada atsiras čia blizgantis žvakė ir blizgantis elniukas, nes aš jį turiu. O gal ir ne, nežinau. Tai va, tegul kol kas taip pabūna ramiai, ciki. Nors dabar man ką tik idėja šovė. Tai yra šita knyga. Ir man čia spalviškai labai tinka. Bet nesama, kokia neapdulkėjus. Kodėl neapdulkėjus lentynai būdama? Nu, nežinau. Gal negeras sprendimas buvo. Grįžtam į pradinę versiją. Ir knygų čia mums nereikia. Tai va, einu įdėti. O šiaip, kaip ir sakiau, baigiu video, einu redaguoti, nes jau yra 9 valanda. Labai norėčiau šiandien eiti anksčiau miegoti, nes rytoj reikia sportuoti, reikia turėti jėgų. Ir šiaip Vitos gimtadienis, ir, nu, žodžiu, visko, bet aš turiu suredaguoti, įkelti, užsakyti Barborą ir tada ką, tada ramiai gyventi, ramiai eiti miegoti. Tai ačiū, kad buvot su manimi ir šiandien. Ir jeigu pavyks, rytoj nufilmuosiu Vitos reakciją. Jeigu ne, nu tai ne, bet nes aš pati galiu pamiršti, ar ten būti kažkokios ten emocijos ir panašiai, nežinau. Tai va. Bet, žodžiu, pasiruošta. Ir truputį pasitvarkyti, ir dovanų papakuoti, ir visko po truputėlį. Tai va, ačiū, kad buvot kartu ir iki susitikimo rytoj. Ate.